Akmens įvairovė ir grožis domino visą laiką. Ir vienam geologui padovanojus man pirmąjį kiaušinį Australijoje, po kurio laiko kilo mintis, kad tą įvairovę būtų galima sukaupti ir džiaugtis pačiam ir visiems kitiems parodyti. Tai šitokia kolekcija susidomėjau. Mostidžio muziejus daviau pasižiūrėti, dabar geologijos tarnybos muziejai pateiksim visuomeniai, kad tegul pasidžiaugia akmenų grožiu. Jis čia ir tikrai įvairovė didžiulė, kartais net stebina, kad jis paruoštos rūdas galima su gražų daiktą pasidaryti. Dauguma šitų kiaušinių yra šlifuoti, poliruoti, parengti, padaryti žmogaus. Štai šitas rodas nieko nesikripia, tai yra geležies rūda, magnetitas. Yra polimetalinė rūda, labai gražius dalykai, bet tai yra vario, cinko, švino rūdos. Tačiau ne vien tik tais kolekcija yra akmenys padaryti žmogaus, yra ir gamtos sukurtų. Štai bazaltinė lava rasta Islandijos pliaže. Taip, kad gamta taip pat sukuria kiaušinių formos, kaip sakant, akmenukus. Kita bazaltinė lava jau neporėta, bet forma kaip kiaušinių. Šiaip tai akmenys atkeliauja iš įvairiausių vietų. Kelionėse ieškai, parduotuvėse arba net pliažuose. Ir geologijos tarnybos prašymų dalis šitos kolekcijos bus eksponuojama Vievio Kernų saugykloje. Velykų proga galima ten pasižiūrėti, susipažinti visiems norintiems.